maži, yra daug kaimų ir gražių, bet vienas kaimas tai labiausiai man ir domina dabar. Tenai, kur šilta ir gražu, mane jau traukia visada. Yra Radviliškio rajonas, rajone turim daug gražaus. Ir kaimas Polekėlė, tenai ir aš dabar jau gyvenu. O Polekėlė žino daug, kas čia gyvena ir aplink. Ir tas kaimelis nuostabus, yra senelių ten namai, kurie mus puošia nuo senai. Senukai ten visi nuostabus, nes tenka man juos aplankyti. Einu pas juos, aš ne kavos išgerti, einu nešuosi dovanų. Su šypsena jie pasitinka, svarbu tik jų užmiršt nereikia. Ir aplankyti mums visiems jau reikia. O Polekėlės kaimas toks gražus. Tarytum mes gyventume miške, vien medžiai ir žalia gamta. Jūs tai nerasite kitur, nes medžiai jau seni labai. Ir su kiekvienu dar iš jų istorija didžiausia sukas, buvo ir dvaras nuostabus. Kur metų jau tikrai net nežinau. Išlikę prūdai daug kas sako, kad ir istorija sena. Ir viskas tuom dar nėra pasakyta. Mes turim ir gražią bažnyčią, kur einam melstis kai kada. O Polekėlės kaimas senas, kuris ne vieną 100 metų jau skaičiuoja. Ir kapinės čia pat. Mes esame viskom čionai turtingi, mes nesam dar visai ir užmiršti. Mes turim gerą ir seniūną, kuris kaskart sprendžia ir bėdas. O dar mes turime ir gerą kelią, kurio mes riedame kaskart, kuris išlietas neseniai. Mes džiaugiamės savo kaimuku, mes žmonės esame turtingi. O jūs tik galit pavydėti, tokios kaip Polekėlės antros nėr. Nors Lietuva nėra maža, tačiau mūsų kampelis šventas. Gyvenam su senukais mes kartu, dalinamės visi, ką turim. Tik jūs mums niekad jau nepavydėkit, kiekvienas kaimas ir gražus. Tik reikia jį gražiai nupiešti. Tik reikia jį gražiai nupiešti.